Geras. Dėdulė nusmygęs ant kėdutės guli, pasileidus kolonkę ir prisirišęs prie savęs, kad nieks negalėtų nusinešinti čia, kol jis miega. Saugu viskas. Ir kiekvienam kaimukė Peru yra privalomas futbolo stadionas. Jie čia pasimaišė dėl futbolo, kaip Lietuva dėl krepšinio. Sprendėm su Vazdėm nuplaukti iki žinomo restorano pavadinimu Anaconda. Šioks toks nuotykis. Tai, ką dabar matote, tai yra medžių viršūnės. Šiuo metu liūčių sezonas. Ir kitos upė yra labai pakilus, nemažai kaimų yra paskendę iki pat stogų. Išleido čia tiesiai į restoraną. Didelė upė. Šitas buvęs restoranas per trumpus polius pasistatė, tai visi lakstė klientai, nes paskendo. Žinau, kad visai netoli manęs yra ceremoninės Šipibo kakavos gamykla. Einu aplankysiu. Chocolate Factory. Įsivaizdavau biškį vidokų. Vienam pažiūrėsim, kas bus viduje. Buenos días. Interesante. Štai toksai mažiukas fabrikiukas. Štai dabar kakavos pasta yra dedama į formeles ir gaunasi šokoladukai. O štai pati pasta. Kaip mums pačios pupelės mums šiandien pamatyti nepavyks, nes į gamyklą įleidžia tik tai su tokiom kepurytėm ir su baltais chalatais. Taigi sutarėm su gamyklos savininku, kad įsigysiu išvažiuodamas štai tokios gražios ceremoninės Šipibo genties gamintos kakavo su Šipibo raštais. Tai toks jau šamaniškiau nebūna. Ir atsivešiu lagaminuką į Lietuvą. Kai atsivešiu, bus sužinoti. O kol kas, tai šitam tinklapį shamanicdream.lt galite rasti Dominikos Respublikos kakavos kūrimą ką prastesnį.